Estetinė ginekologija, chirurgija tai yra terminas, kuris apibrėžiamas taip. Tai yra chirurgija, išorinių ir vidinių lytinių moters organų korekcija, kuri atliekama be medicininių indikacijų. Tai yra, iš tikrųjų, jinai mediciniškai nėra indikuotina, o atliekama moteriai pageidaujant dėl įvairių kosmetinių sumetimų, dėl kai kurių funkcinių sutrikimų bei, sakysime, galbūt psichologinių motyvų, siekiant tapti gražesniai, patrauklesniai, įsivaizduojant, kad tai pagerins galbūt jos lytinį gyvenimą ir panašiai. Šita tema yra gana aktuali, kadangi apskritai kaip sritis estetinė ginekologinė chirurgija sparčiai, kaip sakysime, sparčiai vystosi ir didėja pacienčių srautas, kurios kreipiasi. Ir tai yra susijęs su tam tikrom etinėmis, medicininėmis aktualijomis. Pirmas dalykas, mūsų kaip gydytojų, kurie susiduria ir konsultuoja moteris atvykstančias tokiam operacijams, vienas iš pagrindinių uždavinių išaiškinti, kad iš tikrųjų lytinių organų išvaizda ar dydis tikrai nėra susijęs su lytinio gyvenimo kokybė. Ir be abejo, kiekviena operacija, kaip sakant, yra susijusi su tam tikra įvairių tolimesnių gyvenime komplikacijų rizika, dėl to reikėtų labai gerai pasverti, ar to reikia. Šiaip estetinė ginekologinė chirurgija yra kaip ir, sakykime, bet kokia estetinės chirurgijos sritis, ar tai, sakysime, būtų krūtų didinimas ar mažinimas, nosies, veido plastika, tai yra ta pati sritis, kuri atliekama visiškai pagal moters pageidavimą. Ir mūsų srityje, kas yra svarbiausia, pagrindiniai etiniai principai. Moters, merginos, pacientės anonimiškumas, tai tokios operacijos yra atliekamos ne jaunesnė kaip 18 metų pacientė, kuria pilnai susipažinusi su tikėtomis operacijos pasiekmėmis, pasirašo sutikimo formas. Labai svarbu yra esminis gydytojams principas, kuris yra apibrėžtas dar Hipokrato laikais, kad svarbiausia nepakenk. Tokias operacijas turėtų daryti iš tikrųjų profesionalūs gydytojai, kurie tikrai moka ir gali tai daryti, kurie pastoviai tobulina žinias. Ir aišku, labai svarbu būtų, sakysime, nepopuliarinti tokių operacijų, vien kaip, sakysime, su tokia intencija, kad tai gali pagerinti moters, sakysime, ar lytinį gyvenimą, nes iš tikrųjų tos operacijos daromas tik tiek, kad moteris galbūt save suvoktų kitaip, kažkokius reiškia atitikti jos lūkesčius, tačiau nereikėtų duoti, sakysime, kažkokių vilčių ar klaidingai teigti, kad tai gali iš esmės pakeisti gyvenimą, nes tai yra vis dėlto tik tai kosmetinė chirurgija. Taip.